Dievas nebūtinai duoda mūsų gyvenimuose tai, ko mes ieškom, tai, ko mes siekiam, bet gal jis turi daugiau, negu mes ieškom ir siekiam. Mes siekiam savo sprendimų savo situacijom, bet Viešpats turi mums paruošę savo sprendimą. Ir istorija Apaštalų darbuose aprašyta apie luošą žmogų, kuris nuo gimimo buvo luošas. Ir jį atnešdavo prie šventyklos, prie gražiųjų vartų, pasodindavo, kad jis galėtų prašyti išmaldos iš praeivių į šventyklą. Ir ten ėjo apaštalai. Taigi paklausykite Apaštalų darbų 3 skyrius nuo 4 eilutės. Buvo Petras, Jonas ir Petras įdėmiai pažvelgęs į jį, tą luošį. Drauge su Jonu tarė, pažiūrėk į mudu. Jis pažvelgė į juos, tikėdamas, ką nors iš jų gauti. Bet Petras pasakė, sidabro nei aukso neturiu, bet ką turiu, tą duodu. Jėzaus Kristaus iš Nazareto vardu kelkis ir vaikščiok. Ir paėmęs už dešinės rankos pakėlė jį, jo pėdos ir keliai bematant sustiprėjo. Jis pašoko, atsistojo, pradėjo vaikščioti ir kartu su apaštalais įėjo į šventyklą. Ten vaikščiodamas ir pasišokinėdamas šlovino Dievą. Ir štai matom žmogų vargšą buvusi. Atrodytų, nieks negali jo pakeisti. Nuo gimimo jis toks luošas, prašo tik išmaldos, jis ieško savo būdu to atsakymo į savo situacijas, bet Viešpats jam turėjo paruošęs geresnį atsakymą, kokio jis net nesitikėjo. Jis pažvelgė į apaštalus tikėdamas, kad jam bus duota sidabro ar aukso, ką jis gaudavo ir iš kitų žmonių, bet čia buvo Dievo jėga, Dievo galybė pakelti jo gyvenimą ir pastatyti jį, kad jis galėtų eiti į šventyklą su kitais, su apaštalais, su tikinčiaisiais, eiti šlovindamas Viešpatį. Ir aplinkiniai matė tai, aplinkiniai matė, kaip jis šlovino Viešpatį, kaip jis buvo pakeltas. Ir mūsų gyvenimai taip pat, kai mes susitinkam su Viešpačiu, su jo žodžiu, jo žodis turi jėgą pakelti mus, kad mes pakiltume iš liūdesio, pakiltume iš nerimo, iš pasimetimo, iš nuodėmės, iš nevilties. Ir tas žodis, Viešpatės žodis, galingas pakelti kiekvieną, kuris jį priima, kuris juo patiki, kad mes pradėtume šlovinti, mūsų veidas pasikeistų, kaip tas žmogus sako, jie iš šventyko, jis šoko, jis šlovino, jis džiaugiasi Viešpačiu. Viešpats taip pat nori pakelti tavo gyvenimą, kad jis būtų pilnas džiaugsmo, pilnas vilties, kurie ateina tik iš Viešpatės. Priimk Dievo žodį, patikėk juo ir jis pakels tave ir sustiprins.